numatytus. Valandas. Ką darysim klausimą? Dabar. Dabar parodžiu. Mas viu uma dando isso. Jeigu yra vieta, atsisėskit visi kartu patogiai. Kągi, taigi sofa, labai
smagi dienos dalis, kada šiandien mes čia susirinkom ir klausysimės debatų ir kalėjo žmonės, kurie nori būti mūsų prezidentai šiais metais. Taigi, prieš pat pradedant noriu tiesiog pastebėti, jog mes čia susirinkome tiesiog labai gerai padiskutuoti ir pasikalbėti, tai nenorėtumėm, kad iš auditorijos atsirastų tokie klausimai, kurie būtų nepatogus atsakyti, ar tiesiog būtų įžeidžiantis, taip gerbim vienas kitą ir viskas bus gerai, nemanau. Žodžiu, kandidatai jau yra pasiruošę ir manau, ar jūs esate pasiruošę, ar esate pasiruošę? Gerai, tai kviečiam Roką Rozą. Manau, pradžiai mes turim dar keletą klausimų, o vėliau labai gerai jausimės, kai jūs uždavinėsit, nes geriausi klausimai bus, kada jūs užduosit. Tai turime tokius dalykus, turime mano mikrofoną, turime mikrofonų žmonių, kurie atsakys ir mikrofonas, kuris bus perduotas jums pakėlus ranką, norint užduoti klausimą. Taigi, pirmas klausimas. Toks jau tradicinė tapęs klausimas, tai užduodamas beveik kiekvienais metais. Kokias tris savo asmeninės savybės išskirtumėte, kurios labiausiai tiktų mokinių prezidentui apibūdinti? Kuris norėtų pradėti? Gal Rokai bus tą mikrofoną? Čia gerasis ar blogasis, ar tiesiog gerasis? Čia kaip kokį prezidentą tu įsivaizduojate? Tai gal pirmoji savybė, bet čia ne apie save kalbu. Čia su savimi reikia susijęti. Ai, su savimi? Tai gal pirmoji savybė pasiaukojimas nuo gimnazijos, antrasis gal dosnumas mokiniam ir trečiasis tiesiog gera nuotaika, kad nebūtų žmogus pesimistas ir skleisti gerą nuotaiką kitiem. Ačiū už tokį atsakymą. Pirmoji savybė turbūt būtų, kad aš nesu konfliktiškas. Stengiuosi susitarti su visais gerai. Kita savybė, tai kad aš mėgstu dirbti komandoje. Ir dažniausiai sprendimai nėra priimami vien o manęs, tarkim, ar nebūtų taip atitykti. Ir aš esu atsakingas, nes jeigu visiemu darbą aš užsispiriu ir turiu padaryti, nesvarbu ar paskutinę naktį, ar ne paskutinę, bet aš tiesiog stengiuosi tą minčią, tą darbą padaryti. Tai turbūt pirma savybė, kuri geriausiai mane apibūdina, tai būtų ryžtingas, nes visada stengiuosi siekti savo užsibrėžtų tikslų. Antra turbūt kūrybingas, nes kūryba turbūt sudaro labai didelę mano gyvenimo dalį. O trečia turbūt atsakingas, nes visada stengiuosi tai, ką pasižadu, arba tai, ką darau, įgyveninti atsakingai, nevėluoti, tiesiog atiduoti visą save, kad žinočiau, kad nesigailėčiau, kad galėjau padaryti geriau, arba, čia taip kažko nepadariau. Ačiū. Mano pirmoji savybė, manau, būtų organizuotumas, nes iš tikrųjų turiu daug organizacinės patirties. Antroji savybė būtų punktualumas, nes visada stengiuosi viską atlikti laiku. Ir trečias ryžtas, nes aš siekiu savo užsibrėžtų tikslų. Mano pirmoji savybė būtų aktyvumas, nes aš aktyviai dalyvauju mūsų gimnazijos vidiniam gyvenime.
būtų sugebėjimas suburti žmonės, nes buvo praeitą savaitę Jazz Dance'as ir aš vieną pati pasirodžiau, po manęs atėjo dar daugiau žmonių. Ir paskutinė savybė turbūt būtų tolerantiškumas, nes gerbiu kiekvieną nuomonę, išklausau kiekvieną. Ačiū. Taigi ačiū už tokį puikiai atsakytą pirmąjį klausimą ir kadangi matau, jog auditorija, tiesiog mes perėmėm auditorijos dėmesį, galbūt atsirado klausimų. Primenu, jog klausimus galite užduoti visiems kandidatams, tiesiog nesvarbu kuriam, bet galite užklausti kažko ir individualiai. Taigi galbūt yra. Marė, prašau, mikrofonas keliauja pas Marę. Man tai. Ar įjungtas? Aš manau, šiaip galim, visi girdės, tai galiu. Vienas, du. O, visą laiką vienas, du. Nesvarbu, koks savas, gerai. Tai man yra mikrofoną, galime mikrofoną. Iš tikrųjų, Gintaras paminėjo, kad čia neužduoti kažkokių įžeidžiančių klausimų, nes iš tikrųjų dažnai per rinkimus kyla tos konfliktinės situacijas, kokia buvo gal net ir pernai. Ir iš tikrųjų, kad viską padaryti daug draugiškiau, taigi įsivaizduokite tokią situaciją, kad kiekvienas kandidatas įsivaizduokite, kad jūs nedalyvaujate rinkimuose ir dalyvauja kiti 4 kandidatai. Taigi mano įdomu būtų jūsų nuomonė, kurį kandidatą jūs rinktumėtės ir kodėl. Gal jis turi kažkokių savybių, kurių neturite jūs. Tai kad aš jau turiu mikrofoną, tai gal pradėsiu. Tai turbūt rinkčiausi Edvardą, nes man jo idėjos gal primtiniausios ir manau, kad turbūt jis būtų tada iš tų 4, mano nuomonė, atsakingiausias ir tikrai aš už jį rame galvą balsuočiau ir atiduočiau savo balsą, nežinočiau, kad Račkauskas tikrai būtų patikimuose rankose. Aš manau, rinkčiaus Gabrielę, nes ji visada yra įvairiausiose renginiuose ir iš tikrųjų labai prisideda ir save aukoja vardan tų renginių, nes prisiminus biologų vakarą, kai iš mokyklos išėjom 2 valandą nakties ir atėjo 7 ryto, tai čia iš tikrųjų nerealu yra. Aš manau, rinkčiaus Edgarą, nes jis yra vienas atsakingiausias. Čia nebijokite, aš nenoriu pasirodyti, kad mes esame draugai ar kažkas to, bet iš tikrųjų, ta prasme, jis tikrai yra labai atsakingas ir labai organizuotas. Ir manau, kad tarpas mūsų gimnazijos studentų būtų labai geras ir labai tinkantis pareigoms, tai toliau kas nors. Aš rinkčiausi Edgarą, nepaisant to, kad jis yra jaunas ir jam galbūt trūksta patirties, bet manau, kad jis jos įgautų bedirbant. Ir rinkčiausi jį todėl, nes jo idėjos turbūt artimiausias yra mano idėjom ir aš matau jį kaip partnerį, kaip žmogus, kurio galėčiau bendradarbiauti ir pasiekti tuos tikslus ir gerinti mokyklos ir tiesiog vidinį gyvenimą. Ir man iš esmės nelabai svarbu, kas taptų, man svarbu, kad būtų geriau mūsų bendruomenė visai. Manau, šitas klausimas gan sudėtingas, nes visi kandidatai yra tobuli, nenoriu nei vieno išskirti, visi esam lygus, manau, bet gal pasirinkčiau Edvardą, nes aš jį gal labiausiai pažįstu iš visų šitų žmonių ir jisai tikrai užsibrėžęs to pasiekti ir teko ir pačiam net bendradarbiauti sportą su juo ir tikrai pasimatė tas jo užsibrėžtinumas ir pasiaukojimas jo užsibrėžtiem tikslam. Klausimas keliauja iš anksčiau sudarytų klausimų šiandieną. Taigi, per savo prisistatymą jūs ne vienas ir ne kartą minėjote, jog savo vieną iš tikslų išskyrėte, jog gerintumėte gimnazijos vardą. Tai gal galėtumėte konkrečiais pavyzdžiais įvardinti, kokiais būdais jūs jį gerintumėte ir garsintumėte?
Tai manau, gimnazijos vardą tai yra priklauso, kaip tu nori tą vardą garsinti, ar tu nori garsinti jį pačioje gimnazijoje, ar tu nori garsinti jį kitose gimnazijose. Tai jeigu kalbant iš tos pusės, kad garsinti pačioje gimnazijoje, tai manau patys renginiai tiesiog subūrė ir sujungė visus mokinius. Ir jie tampa vieningesni, laimingesni gimnazijoje, kas priverčia gimnaziją daryti populiaresnę ir laimingesnę. Tai manau, pagrindiniai renginiai jie turi būti tobulinami, gerinami tam, kad mokiniai kažką patirtų naujo, atrastų save kitose srityse. Ir manau, tai skatintų gimnazijos populiarėjimą. Ačiū, bet norėčiau dar tiksliau pasiklausti, minėjai ir skiriai dvi grupės, kurios teiktų tikslus viduje ir išorėje. Tai kaip išorėje tokia lietuvių gimnazijos? Išorėje renginiai gal nelabai padėtų, bet manau įvairūs konkursai, neturi būti kiekvienas konkursas, nes manau, tu turi atsirinkti tai, ką tavo gimnazija gali dalyvauti, užimti vietą konkurse. Tai manau, kad įvairūs konkursai kitose miestuose, užsienyje, tos pačios, kai bendradarbiaujama ir bendraujama su kitų užsienio mokyklomis bei gimnazijomis, taip pat skatina gimnazijos vardo populiarėjimą, nes yra įrodoma, kad ta gimnazija tiesiog yra bendraujanti, komunikabili, kaip sakant, ir manau, tai padėtų išorėje išgarsinti gimnazijos vardą. Ačiū. Evardai? Aš savo kalboje minėjau, kad pirmą tai daryčiau per socialinius tinklus, nes socialiniuose tinkluose mes praleidžiame daugiausiai laiko ir tenais yra daugiausiai žmonių. Tai tas pačias naujienas tiesiog pateikti šiuolaikiškiau, kad būtų labiau priimtina jaunimui, galbūt, nes vis dėlto mūsų didžiąją dalį bendruomenės sudaro jaunimas. Kitas žingsnis turbūt visuomenėje, mūsų mieste, rajone, tai buvo tokia idėja man kilusi, kad galbūt sugalvoti bendrus mentorystės programas su progimnazijom, nesvarbu, jaunesnius mokinius paimti ir mokyti kažko, kas jiems yra įdomu ir darytų tai gimnazistai, nes jie turėtų daugiau patirties, jie daugiau domėtųsi tame. O kalbant tarptautiniu mastu, tai dabar vyksta vieni jaunimo mainai, kuriuose ir aš pats dalyvauju, bet jas tiesiog daugiau galbūt inicijuoti, nežinau, daugiau daryti tokių iniciatyvų ir renginių. Tai turbūt jau su viena ta pagrindinė idėja, kad iš tikrųjų daugiau renginių gal bendradarbiauti su mokinių taryba ir tiesiog kurti daugiau renginių, pavyzdžiui, pagrindinėse mokyklose. Kaip, turėjau tiesiog idėją, vis tiek kitose mokyklose būna kultūrinės pažintinės dienos ir manau, kad tikrai būtų galima susikooperuoti ir per tas dienas surengti mokyklose protmūšius ar šiaip įvairius žaidimus, kuriuose dalyvautų, kurios organizuotų mokinių taryba ir, taip pat, žinoma, ir aš įsijungčiau, tai bent jau už Račkausko tiesiog, kaip pasakyti, platinti mūsų gimnazijos tą vardą, tiesiog motyvuoti, parodyti, kuom yra tokia, tiesiog kokia yra puikiai ta mūsų gimnazija. Ir taip pat antras aspektas būtų dalyvavimas įvairiose konkursuose ir konferencijose, ką aš iš tikrųjų dariau šios 3 metus. Atstovavimas Račkauskui olimpiadose, kaip technologijų respublikinėje, ar kitose konferencijose, kurioms ruošiau su mokytoja Pleškienė. Tai viena, kuri buvo Mažeikiuose ir kita Plungėje. Aš taip jau ir dabar populiarinu mūsų gimnazijos vardą, iš tikrųjų buvo ir kelios išvykos į ministerijas ir į kitas mokyklas ir visada aš akcentuoju, jog aš esu iš Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos ir iš tikrųjų įvairiausių konkursai, kuriuos jau įgyvendinom ir dar sieksiu įgyvendinti ir jau kiek esu įgyvendinęs, tai iš tikrųjų mūsų gimnazija puikuojasi top 3-tuke, niekada nesame kritę žemiau. Ir iš tikrųjų tai mane motyvuoja eiti tolyn ir iš tikrųjų labai smagu, jog pamatau savąją gimnaziją top 3-tuke. Ačiū. Aš pritariu kolegams už visus jau pasakytus dalykus. Norėčiau pridėti, kad galėtum dalyvauti tarptautinio masto
renginiuose, nesvarbu ar Lietuvoje ar užsienį, nes tik garsime savo gimnaziją kartu tokiais renginiais. Galėtume pasikviesti žymių lektorių, kurie irgi galėtų padėti mums, kaip išgarsinti mūsų vardą. Tai tiek, manau. Ačiū. Ačiū, Gabrielė. Manau, atėjo pats laikas, kada mikrofonas turi keliauti jums, tai galbūt yra norinčių ko nors paklausti. Ir tai. Visi mano klausimas būtų labai trumpas, na ir kadangi aš labai tokių klausimų galiu klausti, ne mano gimnazijos rinkimai, tai paprastas klausimas toks. Kaip jūs įsivaizduojate bendradarbiavimą su Gabijos gimnazija kitais metais? Mes esame apturėję Spurgų skandalą, mes esame apturėję, esu net neformaliai girdėjęs iš kai kurių kandidatų pasisakymų, kad jūs niekada neįtumėte į Gabijos naktinį renginį, kai toks būtų. Tai man, aš neįvardysiu, kas yra taip sakęs, bet man labai įdomu, kaip jūs įsivaizduojate šį bendradarbiavimą kitais metais su nauju Gabijos gimnazijos prezidentu. Ačiū už klausimą. Kaip minėjau savo kalboje, kad rengčiau bendrus renginius kartu su Gabijos gimnazija. Taip pat organizuočiau bendras paskaitas su žymiais lektoriais ir manau, kad tai paskatintų bendradarbiavimą tarp gimnazijų. Iš tikrųjų, jeigu aš bendravau su Gertrūda ir mes taip labai smagiai pasikalbėjom, jog iš tikrųjų reikia gerinti mūsų tarpusavio ryšius ir iš tikrųjų gal, čia sakom renginį, iš tikrųjų gal renginį, gal iš tikrųjų tokį bendrą renginį, kad galėtų būti dvi mūsų gimnazijos. O šiaip tai viską pamatysime eigoje ir būtų iš tikrųjų smagu, jog mes galėtume glaudžiai bendradarbiauti, nes to ir reikia. Mažeikių mes esam dvi gimnazijos ir nereikia čia taip labai tokių karų. Ačiū. Tai turbūt bendradarbiavimas yra gerai, bendri renginiai irgi yra gerai ir aš esu už tai, bet visada išliks tas konkurencingumas, nes esam tik dvi gimnazijos mūsų Mažeikių rajone ir turbūt, šiek tiek ta įtampa turbūt gal ji turi būti jaučiama, nes kai žinai, kad kai yra tik dvi gimnazijos, tai iš tikrųjų jos konkuruoja ir taip stengiasi kelti tiesiog savo lygį, taip pritraukiant mokinius, vis tobulėjant, nes tiesiog nesustoja, vis stengiamasi geriau, daugiau, aukščiau. Tai turbūt manau, kad žinoma, reikia ir bendrų renginių, bet visada ta konkurencija iš tikrųjų išliks. Aš nelabai sutinku su Dovydu, nes sutinku su to, kad yra konkurencija, bet konkurencija turėtų būti sveika, o ne tokia trukdanti vienas kitam progresuoti. Visiškai už sveiką konkurenciją, nes jis skatina progresą. Ir tiesiog galėčiau paantrinti kitiems kandidatams, kad reiktų bendrų renginių, kuriuose organizavimą apsiimtų tiek vienos gimnazijos mokinių savivalda, tiek kitos gimnazijos mokinių savivalda, ar nebūtinai savivalda, tiesiog aktyvūs mokiniai. Ir taip pat sutinku su idėja, kad reikėtų bendrų, paskaitų, kuriuose vienas lektorius ar, kokia komanda, kuri kalbėtų mūsų bendrai auditorijai, nes visgi mes esame iš Mažeikių ir nesvarbu, tarkim Vilniuje, tu pasakai, kad iš Mažeikių. Niekas nesirūpina, ar tu iš Aškausko, ar tu iš Gabijos, žino, kad iš Mažeikių. Tai šiandien manau, kad turėtume taip ir sutarti geriau. Šiaip įdomus klausimas, nes tarp Račkausko ir Gabijos gimnazijos gal tokia yra biškai konkurencija, bet yra toks kaip kartais, aš nežinau, nenoriu ginti nei Račkausko, nenoriu peikti nei Gabijos gimnazijos, bet tiesiog, kai prasilenkia Račkauskietis ir Gabietis, ne visada, bet kartais buvo nejaučiama tokia neapykanta. Bet ką noriu kuom džiaugtis, kad praeitais metais Skulfeste buvo įtraukta ir Gabijos gimnazijos kaip atstovybė. Ir Gabijos gimnazija turėjo progą pasireikšti taip pat Skulfeste. Viskas praėjo, sklandžiai ir koks klausimas? Tai aš sutinku su visom kolegom, nesakysiu, kad su konkurentais, bet sakysiu, kad su kolegom.
Tie patys renginiai, jų tobulinimas, didesnis bendravimas su gimnazijos prezidentais, taryba, bendradarbiavimas ir tikiuosi tai gal panaikins tą tokią neapykantą tarp abiejų gimnazijų. Ir manau, kad kitais metais gal pasikeitė prezidentas, gal bus kita tvarka ir gal džiaugsimės kartu su Gabijos gimnazija. Aš bent jau taip manau. Ačiū. Tikrai tikiuosi savo atsakymą išgirdai. Ačiū. Gal yra dar kas norit paklausti? Pamačiau pirmiau, bus po to, gerai? Jūs išsikėlėt labai daug visokių įvairiausių tikslų, tačiau tuos tikslus galima pasiekti tiesiog atėjus būtent mokiniu arba atėjus į mokinių tarybą. Bet kokie jūsų tikslai, kuriems reikės prezidento posto? Kurios tikslus įgyvendinti jums prireiks prezidento posto? Geras klausimas. Tikrai manau, kad kai mes vardijom savo renginius, tai bet kokiu atveju ir ta pati taryba gali padaryti tos renginius. Na, nėra daug tiek misijų, kurias gali įveikti tik prezidentas. Tačiau gal prezidentas turi tokią kaip, nenori nei auštinti, nei ką, bet manau, kad tarkim prezidentas kartais gali atstovauti mokinių tarybos balsą. Jisai nebus tas, kad jisai padės tašką už tarkim, klausimą, jis tikrai nieko nesprendžia. Bet gal prezidentas truputį turi tą tokį atstovavimą mokinių tarybos. Tai manau, mane tokia, bet geras klausimas tikrai. Manau, kad būdamas prezidentu, tu turi tiesiog daugiau įtakos, priimant sprendimus, galbūt, negu paprastų mokinių ar būdamas mokinių taryboje. Tai padėtų. O šiaip konkrečiai negaliu pasakyti, kuris mano tikslas būtų gyvendinamas būtent būnant prezidentu, bet nes tiesiog prezidento pareigos nėra tokios, kad jis organizuoja renginius ar jis tiesiog turi atstovauti tinkamai mokyklą. Tai nežinau, konkrečiai negaliu atsakyti, kuris mano tikslas būtų tiesiogiai susijęs su prezidento postu. Turbūt mano tikslas, kuris tikrai būtų susijęs su prezidento postu, tai kalbėjimas dėl valgyklos laiko šiek tiek pastumo, nes ta prasme aš tikrai patyriau, kad vis tiek turi būti šiek tiek galios pozicijoje ir atstovauti mokinių interesą, nes kai eini kaip individas arba kaip klasės seniūnas, tai yra tik klasė, o kai tu esi prezidentas, tu atstovauji jau visai tai pačiai visai mokinių tai nuomonei. Tai iš tikrųjų turbūt tam. Aš tai manau, jog aš išklausyčiau kiekvieną gimnazistą, nes dabar aš esu, gal mane dar ne visi pažįsta ir iš tikrųjų aš tokių gal sunkesnių klausimų negaliu dabar išspręsti, bet jeigu tapčiau prezidentu, tai iš tikrųjų išklausysiu ir spręsiu bendruomenės iškeltus klausimus įvairiausius ir problemas. Mano iškelti tikslai labiau yra susijęs su visą mūsų gimnazijos bendruomenę. Neturiu, kad vien tik prezidentas galėtų atlikti tas visus iškeltus tikslus. Tai, manau, neturiu atsakyti kaip šitą klausimą, bet labai dėkoju už klausimą. Tiesiog, visas mano tikslai būtų kartu atlikti su bendruomenė. Dabar, metu, visada prašytumėm tiek iš klausimų, žmonių, kurie klausia, kad sakytų ir paklaustų labai aiškiai, ir atsakymų, kurie būtų labai tikslus ir tiesus, ir nereiktų labai aplinkui vaikščioti. Kamilė. Tai aš turiu klausimą konkrečiai vienam asmeniui. Tai buvau jūsų programų pristatymuose, išklausiau kiekvieno. Ir kas užkliuvo labiausiai, tai būtent Edgaro pasisakymas, kad tu minėjai, jog esi mokinių tarybos pirmininkas. Ir taipogi sakai, kad daug ten darai, bet jau vos po kelių sakinių paminėjai, kad mokinių tarybai daug ką reikėtų keisti. Tai jeigu tau nesiseka vesti į priekį mokinių tarybos, kaip seksis mokyklą?
gimnazijom ir priėmėm delegaciją iš Klaipėdos Arbo gimnazijos. Ir iš tikrųjų, kai mes reorganizavom savo tarybos veiklą, kaip išėjo iš tarybos pirmininkių Ieva, tai mes nusprendėme taip, jog aš dabar būsiu pirmininkas, bet viską mes reorganizuosim jau taip iš tikrųjų stipriai, kada bus išrinktas prezidentas. Ir dabar mano galios yra suvaržytos, kad aš ir ką norėčiau padaryti. Įdomus klausimas, realiai. Logotipas, bet aš nesakiau, kad reikia pakeisti emblemą. Emblema tinka, tačiau manau, kad aš išskiriu būtent mūsų Račkausko Facebook puslapį, kad pakeisti logotipą. Nekeisti emblemų, nes tai kainuotų gan didelius pinigus ir daug gimnazistų supyktų. Bet aš manau, kad patį Račkausko Facebooko puslapio logotipą reikia pakeisti, nes jisai atrodo toks truputį nublukęs. Aš nenoriu įžeisti žmogus, kuris darė tą logotipą, bet aš manau, kad Račkausko logotipas turi būti šiek tiek spalvingesnis. Bet tai nepakeisti emblemos, tai pakeistų tik Facebooko įvaizdį. Tai bet geras irgi klausimas. Stebiuosi. Klausimas, kuris greičiau pakels ranką. Tai kas yra pavaizduota mūsų Račkausko emblemoje logotipe? Puiku. Aš noriu kalbą, nespėjau. Kažkur tenai. Aš turiu klausimą visiems. Tai koks būtų jūsų pats pirmas žingsnis tapus prezidentu? Ne. Pirmasis žingsnis gal tiesiog nenoriu sakyti, kad iškart pakeičiau mokinių tarybą. Nes mokinių taryba mano atžvilgiu yra gera, tik jai reikia šiek tiek pasitikėjimo savimi ir šiek tiek susijungimo. Kiekvienas žmogus yra tobulas, bet tobulas savaip. O ką aš pirmą padaryčiau, tai gal pirmą atšvęsčiau. O jeigu, tarkim, kalbant apie renginių organizavimą ir darbų padarymą, tai gal visų pirma būtų palei datą, tai aš esu tinklinio varžybos užregistravęs, tai palei datą gautas, kad pirmasis dalykas būtų tinklinio varžybos, o toliau, kaip Dievas duos. Na, kaip Rokas minėjo, pirmasis dalykas turbūt pasveikinčiau kitus, kad dalyvavo, kad rungtys. Aš šiaip pradėčiau bendradarbiavimą su mokinių tarybos pirmininku, su mokinių tarybos komanda ir bendrai spręstume, kaip reikėtų gerinti mūsų mokinių savivaldą, konkrečiai mokinių tarybą. Turbūt pirmiausia susipažinčiau su mokinių taryba, nes tikrai nežinau, kurie visi yra mokinių taryboje, ir tada bandyčiau kalbėti, kokius bendrus tikslus keliamės tiems metams, kuriems aš būsiu prezidentas. Aš tai jau begaliu tik paantrinti, iš tikrųjų mažais žingsneliais pradėsiu reorganizuoti tarybos veiklą. Gal kokį jaukų vakarą. Visai gimnazija tokios bendruomenės stiprinimai. Gal būtų faina. Pirmasis mano žingsnis būtų visos gimnazijos bendruomenės vienijimas, nes manau, kad jeigu ne vieninga bendruomenė, tai mokinių taryba nieko negali irgi pasiekti. Mokinių taryba gali organizuoti žiauriai daug renginių, viską, bet jeigu pati gimnazija neras iniciatyvos, tai niekas niekad ir neįvyks. Tai tiek. Ačiū. Norėčiau dar paklausti Gabrielės anksčiau. Visi čia labai greitai ir labai tiksliai paminėjo, o tu pasakytum jo ten plačią savoką, vienijimą. Tai kaip tiksliai, keliais žodžiais galiu pasakyti, kaip tu tą vienimą pasiektum? Aš kaip vienimą siekčiau, tai aš minėjau savo kalboje, kad rengčiau bendras paskaitas, kurios leistų žmonėms susipažinti ir bendradarbiauti. Tai manau, čia būtų pirmasis žingsnis. O vėliau,
jeigu tas nepadėtų, bandyčiau ieškoti kitokių tikslų, kaip suvienyti mūsų bendruomenę. Pirmas dalykas, ką tu padarytum bendrą paskaitą. Ačiū už tokį atsakymą. Ir šiek tiek galima šiek tiek vėliau. Pamiršau paminėti debatų pradžią, jog šiandien debatus stebi gyvai mūsų Merkelio Ruščėnų gimnazijos puslapyje. Ir jeigu manau gitarą, mes turim klausimų. Klausimų turim iš tų žmonių, kurie negali būti šiuo metu čia, bet labai domisi šiais debatais. 58. Tai gitarą, gal paklauskime. Aš klausimą norėčiau užduoti Gabrieliai. Maždaug mes visi žinome, kad socialiniai tinklai atspindi mūsų asmenybės. Todėl mano dėmesį patraukė tavo profilis, kurio pagrindinė frazė tenais viršuje skamba taip: išorėje angelas, o viduje velnias. Ir ar šita frazė atsispindės ir tavo prezidento veikloje, jeigu bus išrinktas? Bet šitas įrašas buvo sukurtas labai seniai ir žinoma, aš pasakyčiau kaip asmenybė, tai nemanau, kad tai... Tada prieš kandidatuodama į tokį postą turėtum, ta prasme, sutvarkyti, tą. Ačiū labai už pastebėjimą. Tai šitoks akmuo į mano daržą, tai tikrai pasitengsiu sutvarkyti, bet kaip asmenybė tik pasakyti, taip nebėra. Kokia puikiai pamoka mums visiems. Klausimai. Iš Facebook'o turit klausimą? Tai gal sugalvosi ir atrasą klausimą, prašau. Tai norėjau paklausti, kokie yra jūsų gyvenimo autoritetai, kokie žmonės jūs įkvepia. Gali atskirti, kad mano autoritetas yra mano tėvai, nes jie mane skatino ir motivavo, tai kitokių autoritetų tarpo kol kas neturiu. Tai manau, kad tėvai didžiausias autoritetas, nes jie mane visko išmokė atsakingumo, motivacijos, kad viską reikia atlikti laiku ir kad reikia nebijoti būti tokiai, kokiai tu esi. Ačiū. Mano autoritetas būtų gimnazijos administracija ir iš tikrųjų auklėtojas, nes iš tikrųjų sulaukiu labai daug motivacijos, o jeigu tai bendrai paėmus, tai Barakas Obama. Tai, kad ir kaip keista, mano autoritetai yra mokytojai keli, nes iš tikrųjų 3 metus norėjau būti mokytojų istorijos ir taip gavos, kad vienas iš mano autoritetų yra Mileškienė, Asta Mileškienė, nes aš iš jos gavau labai daug, ji išmokau labai dirbti su keramika, susipažinau su menu, tiesiog gavau tiek daug, išmokau kurti savo parodas ir tiesiog ta keramika, dabar su kuria aš dirbu, mane iš tikrųjų nukreipė į ateities profesiją. Tai tiesiog esu aš jai labai dėkingas už visas jo žinias, nes aš tiek gavau daug žinių, kad, nežinau, turbūt nėra vietos, kurioje tiek galėčiau jų gauti. O antras autoritetas tai būtų mano lietuvių mokytoja Kelpšienė, nes tiesiog aš esu matęs, kaip žmogus gyvena savo idealais ir tiesiog, žinot, būna, kad pamokoje kalba viena, o gyvenime yra kitaip, bet aš pats pamačiau, kad tai, kuom jį kalba, kuom jį gyvena, tiesiog tai nėra vien tik Račkauskė, tai yra ir už jo ribų, tai turbūt todėl mane irgi yra mano vienas iš autoritetų. Mano autoritetas yra mano futbolo treneris, nes aš iš jo išmokau darbo etikos ir supratau, kad jeigu tu užsispyręs siekti tikslų, tu juos tikrai pasieksi. Šitas klausimas man sunkus, nes mano autoritetai keičiasi kas savaitę. Bet jeigu, tarkim, kalbant apie praeities autoritetus, tai Vytautas Šapranauskas, Džimas Kelis, kodėl? Todėl, kad būtent tie žmonės mane išlaikė tokį hiperaktyvų. Tačiau jeigu kalbant dabar, tai aš manau, kad mano autoritetas yra mano draugė Alvydė,
Ir todėl, nes realiai, jeigu ne jos pastangos dėl mano gerovės, aš gal dabar būčiau, nežinau, politechnikos mokyklai, suvirintojai kokiu gal būčiau, nežinau, bet aš sėdžiu čia tik tais dėl jos, todėl aš ją dabar paminėjau savo kalboje. Tai be abejo būčiau tas suvirintojų šefas. Mes turim klausimą dabar tikrai dar vieną iš Facebook paskyros ir mes galim jį išgirsti. Gintarė, gal dar vieną klausimą? Iš Facebook. Nu tai. Sveiki, turiu klausimą. Ar kiekvienas iš kandidatų, jei ir nelaimės prezidento rinkimų, vis tiek įsitrauks į gimnazijos tarybos veiklą? Ir taip išvien galės dirbti su prezidentu? Ačiū už tokį klausimą ir manau atsakyti reikės visiems. Tai pradėkime. Be abejo, visi vardinti mano tikslai nepakeis. Tai nepakeis realiai, jeigu man nebus proga tapti gimnazijos mokinių prezidentu. Vis tiek aš stengsiuosi organizuoti toliau sporto renginius, nes man sportas yra viskas. Ir tas pats Schoolfestas turi būti tobulinamas ir aš tikrai pažadu jį įsitraukti gal daugiau, gal jį neįsitraukti tiek, kiek reikėtų, nes vis tiek kiekvienas turim savo asmeninių problemų, kurios trukdo mums pasiekti savo tikslus. Tačiau jeigu aš nebūčiau išrinktas mokinių prezidentu, aš su taryba aš vis tiek labai gerai sueinu kaip mokinys, kaip draugas ir aš manau, kad nedaug kas pasikeis. Į šitą klausimą mano atsakymas yra taip ir nesvarbu, kuris mūsų bus išrinktas, aš tiesiog tęsčiau ir stengčiausi, kad mano idėjos būtų pamatytos dienos šviesoje. Turbūt mano atsakymas, kad tikrai bent jau dėl savo kelių tikslų, kuriuos įsikėliau, tikrai stengčiausi bendradarbiauti su mokinių taryba, nes manau, kad tai yra aukščiau visų, tai yra tiesiog dėl Račkausko, kai pagrindinėse mokyklose renginių darymas ir dėl tos pačios mokyklos tiesiog galime visi bendradarbiauti, tai nėra didelio skirtumo, ar būsiu išrinktas ar nebūsiu. Aš manau, jog man ir jeigu nepasiseks tapti prezidentu, aš taip pat liksiu mokinių tarybos pirmininku ir reorganizuosiu tarybos veiklą. Aš ir dabar aktyviai įsitraukus į mūsų gimnazijos veiklą, tai manau, po visų šitų rinkimų, kad ir netapčiau mūsų gimnazijos prezidente, tai toliau aktyviai dalyvaučiau visur, tai manau, niekas nepasikeistų iš esmės. Duoda kelia 3 kartus ranką, tai paklausim žmogolas, toliau klausimas skiriaus. Ir jau norės paklausti. Tai man trečias yra. Mano klausimas skirtas visiems ketvirtokam. Tai ar nemanot, kad tapimas mokinių prezidentu įtakotų jūsų mokymosi rezultatus? Pirmiausia, noriu pasakyti, kad įtakoti negalima naudoti. Čia yra žiaurus verbalizmas. Čia atsiprašau, bet tiesiog man tai toks žodis eina per galvą, kaip nežinau kas. Grįžkim prie klausimo. Taip, o jeigu prie klausimo, nemanau, kad darytų įtaką, nes aš dalyvauju labai daug konkursų, istorijos olimpiadų ir labai daug konferencijų, tiesiog kuo daugiau darai, tuo daugiau padarai. Tai manau, kad kaip dabar daug padarau, taip ir kai tapsiu prezidentu, tiesiog irgi daug padarysiu ir tas krūvis pasiskirstus. Aš negaliu taip drąsiai teigti, kad visiškai nepadarytų jokios įtakos, nes visgi kažkokia nauja veikla prisideda prie to, ką jau tu darai ir atima laiko, bet kai tu darai, tu ir išmoksti daryti, tai išmokstume dar geriau planuoti laiką ir dar gal susidėlioti prioritetus, atsisakyti kitų veiklų galbūt, bet tai manau yra suderinama ir yra daug žmonių, kurie
rodo pavyzdį, kad daro daug veiklų ir viską sugeba padaryti. Manau, kad nelabai. Sutinku su Edvardu, jeigu tu norėsi, jeigu tu geisi, tai tu tikrai gali suderinti prezidentinę veiklą su mokslais. Čia viskas siejasi su noru. Jeigu tu norėsi, tu viską turėsi. Tai aš manau, už mane atsakė kiti du, kolegos, tai tikrai manau, kad nedarytų įtakos. Bet čia priklauso nuo pačio žmogaus. Gali žmogus per tą prezidentinę veiklą šiek tiek ir apleisti tus mokslus, bet gali ir kaip tik daugiau susijimti, nes vis tiek prezidentavimas yra gal labiau tokia jau gan atsakinga jau pareiga, vardant gimnazijos, tai aš manau tinka ir taip, ir ne. Norėjau jau užduoti paprastą labai klausimą. Tai kaip žinote, kiekvienas žmogus turi savo silpnąją pusę. Tai norėčiau jūsų paprašyti, kad atskleistumėt savo tą tokią silpnąją charakterio savybę, kuri galbūt jums trukdytų būti prezidentu. Ir tiesiog papasakokite, atviraukite apie savo tokias savybės, o ne tik geras. Iš tikrųjų, aš kartais mėgstu padiskutuoti su savimi apie savo neigiamas pusės. Ir manau, kad mano neigiama pusė yra, tai kartais užsispiriu dėl to, ko net nereikėtų užsispirti. Kartais užsiraunu be jokios priežasties. Bet tai būna ne visada. Dažniausiai pirmadieniais, bet pirmadieniais visi suprantam, kodėl taip vyksta, bet aš turiu daug minusų, bet aš stengiuosi tos minusus paversti pliusais, bet kartais tie minusai yra jau taip įsišaknyję į žmogaus organizmą, kad jie tiesiog kaip tavo kodas. Tai mano matyti, tai du pagrindiniai minusai yra bereikšmis užsispyrimas ir bereikšmis užsiramimas. Pirmoji savybė, turbūt daugelis mano draugų žino, kad aš labai prastai pasakoju istorijas. O kita, kuri tiesiogiai būtų susijusi su prezidento postu, tai kad aš nesu dirbęs tiesiogiai su mokinių taryba. Turbūt mano savybė, kuri gal šiek tiek trukdytų, yra tai, kad esu kategoriškas ir dažnai tiesiog turiu labai tvirtą nuomonę, tai reikia daug diskusijų, kad man kad tiesiog pamatyčiau gal kito žmogaus požiūrį. Labai priklauso nuo temos, tiesiog tas kategoriškumas iš tikrųjų pas mane kartais labai jaučiasi. Aš tai manau, jog aš esu truputį konservatyvus, tariant, jeigu sprendžiant kokius klausimus, bet šiaip iš tikrųjų bandysiu šią gal ir gerą, gal ir blogą savybę ugdyti iš tikrųjų ir prisitaikyti prie dabarties. Kaip liaudiškai sakant, nesu degtukas, mėgstu užsidegti. Jeigu man kažkas nepatinka, tai aš galiu padaryti taip, kad vis tiek atliktų pagal mane. Tai manau, čia mano viena silpnoji savybė, bet aš tą savybę stengiuosi kovoti ir stengiuosi priimti kiekvieną nuomonę ir ją priskirti savo ir įgyvendinti kartu. Tiek. Kalbėjote apie senų tradicijų tęsimą, kaip Schoolfestas, o tai kokių turite šviežių idėjų, naujų renginių, kurių dar nebuvo? Ačiū už klausimą, bet dar tikrai nesu apie tai pagalvojus, nes dar nebuvo progos tai pagalvoti, bet manau, tų renginių sugalvoti yra labai daug gali sugalvoti, tiesiog reikia gerai sėsti, pamastyti apie juos. Tai, manau, ateityje tai galėčiau tik pasakyti, dabar tai neturiu šį klausimą atsakymą. Austėja, galėsi parašyti vėliau, kas galvoja? Dabartinė ta tokia idėja būtų padaryti skambančias pertraukas, dar neapsisprendėm tiksliai ar pirmam, ar antram, ar trečiam, ar ketvirtam, bet iš tikrųjų jau visai netrukus mokiniai per pertraukas galės skambinti šiuolaikiškai atnaujintų pianinu ir manau, jog čia būtų toks kaip skambantis pranešimas, jeigu gal kažkas svarbaus, kažką sugalvotume.
programais bandyčiau rengti renginius per kultūrinės dienas kitose mokyklose, tiesiog skatinant kitus jaunus žmonės, mokinius susipažinti su Račkausku, gal šiek tiek išgirsti apie jį, įvairius protmūšius. Tiesiog mano idėja buvo protmūšiai įdomus su kokiais nors, pavyzdžiui, prizais, omeny, galvojau apie keramikinius tiesiog prizus. Tai tokie būtų nauji renginiai. Aš čia taip negražiai klausimą norėčiau paklausti per Gintarą. Ar tikrai prezidento pareiga yra organizuoti renginius? Čia yra viena iš kompetencijų, ką tu gali daryti, būdamas prezidentu. Bet idėja turi būti. Bet idėja. Taip, aš sutinku. Idėjų turiu, kaip minėjau, apie mentorystės programą, kaip mes galėtume padėti jaunesniems mokiniams. Taip pat galbūt savaitės, kai mokyklą važiuotume vien tik su dviračiu ar vien tik su redučiais, nesvarbu. Visokių tų idėjų yra, bet aš manau, kad jas geriausiai ugdyti bendradarbiaujant su didesne komanda, kai tu gali jas praplėsti, pagerinti, bet aš kažkaip manau, kad prezidento pareiga nėra organizuoti renginius. Aš sakiau idėjas. Gerai. Gal tai idėja? Ką tik sakiau? Nu tai kažką tiksliau. Pirmas mentorystė, antras savaitė mokyklos dviračių. Ačiū. Šitas klausimas yra toks kaip ir... Jisai yra teisingas, jisai yra geras, bet aš tikrai neišrasiu dviračio. Visos gimnazijos jau yra atrinkusios geriausius variantus renginių tarpe. Tu gali organizuoti naujas idėjas, bet tu negali organizuoti bet ko. Mano nuomonė, tu gali organizuoti, tarkim, kas yra išrasta, bet tu gali jį patobulinti, padaryti tik to, ko žmonės matyt neregėjo, nejautė. Tas pats ir Schoolfestas. Jisai yra, jau sena tradicija, bet jį galima pakeisti kažkaip, tarkim. Spektaklis. Visiems patinka spektakliai, tai reikalauja gan daug darbo, režisūra, visi tie dalykai, bet aš manau, kad idėjos renginių yra įmanomos, bet jos gal nepritrauks tiek dėmesio, kiek pritrauks tas jau senas, jau tas jau reikalaujančias, visi žino, kad kiekvienais metais vyksta toks ir toks renginys. Tą patį renginį galima pakeisti, tai aš manau, tai būtų kaip idėja, nauja renginio idėja. Šiandien čia klausantis, kiekvienas pasidarome savo sprendimus ir galvoje rada įvairios mintis ir idėjos. Ir klausantis jūsų, kilo dar vienas klausimas. Kaip žinote, mokinių prezidentas dažnai atstovauja ir reprezentuoja gimnaziją. Jis turi tiesiog tampa viešo asmeniu ir turi kalbėti su visais ir kažkokiam grupė ir taip toliau. Kaip jūsų žodžio etika turėtų atsispindėti kaip gerą prezidentą? Tiesiog, kaip jūs turėtumėte kalbėti, kad parodytumėte, kad esate geras prezidentas? Kalbu apie žodžio etiką ir taisyklingumą. Tai aš pradėsiu. Tai manau, kad visų pirma reikėtų priklauso koks svetys, aišku, reikia su kiekvienu svečiu kalbėtis protingai. Reikia paminėti, kad mūsų gimnazija turi daug talentų, kad turi kuom džiaugtis. Tai priklauso nuo svečio ir žiūrint, su kuo tu kalbi. Tarkim, pavyzdžiui, jeigu atvyksta Gabijos gimnazijos atstovai, tai visų pirma reiktų kalbėti, taisyklingai, įdomiai, nes negalima šnekėti bet ko. Ir manau, tai etika taip ir atspindėtų Račkausko kaip prezidentui, kad jis turi šnekėti įdomiai, taisyklingai ir nenusišnekėti. Ačiū. Man šiek tiek sunku suprasti tą klausimą, bet aš pamėginsiu atsakyti taip, kaip aš jį suprantu. Kad tavo kalbėjimo etika visiškai priklauso nuo to, su kuo tu kalbi. Tai jeigu tu kalbi su žmogumi, kuris užima aukštas pareigas, tai tu ir kalbėsi intelektualiai, nedaugžodžiausi, šnekėsi konkrečiai ir nenaudosi kokio nors žargono ar dar kažko. O bendraujant su vienmečiais, tai tu gali laisviau jaustis ir bendrauti, nežinau, tiesiog paprastai, kaip ir tu bendrauji kasdien. Turi prisitaikyti. Turbūt šiek tiek ir pritariu Edvardui, kad vis tiek visada prisitaikai prie žmonių, su kuriais tu bendrauji. Turbūt su tėvais aš tikrai nekalbėčiau oficialiai, nes aš su jais kalbu taip kaip ir žemaitiškai. Bet bendrai stengsiuosi
Tiesiog ir dabar stengiuosi save gaudyti, kur aš naudoju barbarizmus arba kur aš, pavyzdžiui, sakau, tokius netinkamus žodžius. Tai stengsiuosi tiesiog dar labiau save kontroliuoti, kad mano kalba atspindėtų pareigas, kurias aš užimu. Aš taip pat norėčiau pritarti Edvardui, nes čia iš tikrųjų reikia prisitaikyti, ar atvyksta, kaip pasakyti, garsus svečias ir iš tikrųjų autoritetingas žmogus į mūsų gimnaziją, tai kalba bus tik oficialiai ir nusmeninta. O jeigu sutinkame kokią mokyklų delegaciją, tai taip smagiai, įdomiai, per humorą tai perteikti, iš tikrųjų, kad būtų tas toks įdomumas. Manau, būnant prezidentu, reikėtų kalbėti taisyklingai, oficialiai, nesvarbu su kom tu kalbi, bet vis tiek reikėtų stengtis kalbėti oficialiai. Ir manau, taip pat ir pritarti Edvardui ir kitiems, kad reikia pristaikyti prie kiekvieno žmogaus, su kom tu šneki. Jeigu tu šnekėsi su mokyklos direktoriu, tu tikrai šnekėsi oficialiai, bet jeigu kalbėsi su mokyklos tarybos pirmininku, tai tu gali kalbėti draugiškai ir įdomiai. Kaip tiek? Ačiū. Labai matau pakeltą ranką. Sveiki, tai aš turiu klausimą Dovydui. Kadangi begalę kartų minėjai, kad užsiimi keramiką, dalyvauji konkursuose, olimpiadose, tai ar tavo užsiėmimas nesutrukdys prezidento veiklai, ar tau užteks laiko? Turbūt, kaip ir sakiau, iš tikrųjų, kai daug darai, daug ir padarai. Pavyzdžiui, jau nuo 1 klasės man vis didėja, tiesiog daugėja tų sričių, kuriomis aš domiuosi. Ir iš tikrųjų, kai tiesiog sakau iš savo patirties, kai tiek daug darai, daug padarai iš tikrųjų, išmoksti susidėlioti laiką, tiesiog susidėti savo prioritetus, kaip su keramika, tiesiog, kalbant tiesiog apie keramiką, gal dirbi ne tiek dažnai, bet efektyviai ir pasilieku vasarai šią veiklą, dabar kaip tik apsirūpinau, tai tiesiog iš tikrųjų pasiskirstai savo prioritetus, kas, pavyzdžiui, man dabar yra svarbiausia, o kai tapsiu prezidentu, tai žinoma, kad ir tai bus mano prioritetas ir tos veiklos šiek tiek, turbūt bus nuleistas žemyn. Ačiū. Matai, aš visą ką primenu, aš viską padarau gerai. Mano klausimas būtų toks, kad atitrūkti nuo tų visų renginių prezidentų, dar toliau. Mano klausimas būtų toks tiesiog apie kaip jums priimtiną gimnazistų įvaizdį ir tuo pačiu man įdomios jūsų vertybės. Tai kaip manote, koks turėtų būti garbingas gimnazistas? Aš galiu dar būti garbingas. Tiesiog, koks turėtų būti garbingo gimnazisto pavyzdys, kad ir prezidentas, koks turėtų jis būti, kad jis galėtų gerai atstovauti savo vidinę gimnaziją. Savybės, tiesiog dabar mūsų savybės. Tai turbūt pati svarbiausia, tai atsakingumas, tiesiog to pačio savo žodžio laikymasis. Ir dabar galvoju. Turbūt pirmiausia reikia atsakingo žmogaus, kuris būtų nuoširdus prieš save. Ir kai esi atsakingas ir nuoširdus prieš save, turbūt, manau, kad tikrai gali, turbūt esi geras gimnazistas. Ačiū Dovydui. Galbūt kas nors kitas nori pasakyti savo požiūrį? Tai čia pirmą klausimo dalį, koks turėtų būti garbingas gimnazistas, tai visų pirma, mes esame mokykloje, todėl turėtume gerai mokytis. Pirmas punktas, o vėliau prisideda visas aktyvumas, prisideda kaip tu galbūt prisidedi prie gimnazijos gerovės, kaip tu ją garsini, ką tu darai daugiau negu mokaisi. O koks turėtų būti prezidento pavyzdys, tai jis turėtų būti atsakingas, kaip minėjo Dovydas. Atsakingas ir žinotų, ką daro, kur yra. Ir suprastų, kuo jis turi užsiimti, kad būtų geriau visiems gimnazistams. Kiekvienam žmogui, manau, šviečiasi skirtingai, koks turi būti gimnazistas. Vieniem atrodo, kad gimnazistas turi mokytis 10-ukais, kitam atrodo, kad gimnazistas galbūt turi dalyvauti kiekviename renginyje, kitam atrodo, kad gimnazistas turi būti linksmas ir visus pralinksminti. Tai čia kiekvienam žmogui atrodo
visai skirtingas reikalas, bet jeigu iš tų trijų, ką aš čia išvardinau, linksmumas, geras mokymasis ir tinkamas dalyvavimas bei aktyvumas renginiuose, tai manau, kad tada ir gimnazistas būtų tas jau kaip ir pavyzdinis gimnazistas. O jeigu atsakant į antrą klausimą, koks turi būti prezidentas, vėlgi tokios pačios savybės, atsakingumas, dalyvavimas aktyviai renginiuose, visos tos pačios savybės. Tai nedaug kam skiriasi pirmo atsakymas nuo antro. Aš tai manau, kad tiek gimnazistas, tiek prezidentas turi būti kaip lygus su lygiu, nes mes visi esam šios gimnazijos mokiniai, mes visi esam mažeikiečiai ir mes visi esam lietuviai ir mes kiekvienas turime save gerbti iš tikrųjų ir būti linksmiems, maloniems. Aš atsiprašau klausimą, turbūt ne taip supratot, kad iš tikrųjų tai ne kaip turėtų sutarti čia kažkaip gimnazistas su prezidentu, o mano klausimas buvo, koks turėtų būti, gimnazistą paveikslas, tiesiog garbingo gimnazisto paveikslas. Gerai, kiti kandidatai gerai atsakė klausimą, bet aš būtent noriu išgirsti tą paveikslą, garbingo gimnazisto. Puoselėtų vertybės būtų draugiškas ir tolerantiškas su visais, aš manau. Ačiū, Bernardo. Manau, gimnazistas visų pirma turi būti mandagus. Visų antrų turėtų gerai mokytis, nes vis dėlto mokomės gimnazijoje, ne kokioje profesinėje mokykloje. Ir visų trečia turėtų būti aktyvus, kaip ir minėjo daugelis mano kolegų. O prezidentas koks turėtų būti, žinoma, turėtų būti atsakingas, tolerantiškas kiekvienam, žinoma, mandagus ir būti pavyzdys kiekvienam, kad kiekvienas jį veiklotų. Ačiū. Aš tikrai matau, kad turime papildyti. Jo, prašau. Aš, kadangi čia kiti kandidatai šiek tiek tam pažymėjo tas geras mokymasi, aš tai šiek tiek nesutikčiau. Tiesiog garbingas žmogus nebūtinai turi iš visų turėti 10, 9, tai mokymasis nepadaro tavęs garbingu. Tave garbingu padaro tavo veiksmai, tavo mintis ir tai, ką tu darai. Ir pažymys tikrai niekada nepadarys žmogaus garbingu. Ar geras mokymasis yra geri pažymiai? Galima duoti tokią greitą atsakymą. Ar geras mokymasis yra geri pažymiai? Taip. Aš sakyčiau, kad ne. Geras Ar geras mokymasis yra geri pažymiai, nes žmogus gali gerai mokytis, bet jo pažymiai gali to neatspindėti. Mokymas procesas tai skiriasi nuo įvertinimo. Labai dažnai tiesiog tą gerą mokymas visi labai supranta pagal pažymį. Tai tiesiog noriu akcentuoti. Ačiū. Ir kadangi matau, kad mūsų savi asmenys turi labai daug klausimų, bet mes turim svečių iš Gabijos gimnazijos ir aš net matau 2 pakeltas rankas. Einas su klausimas, prašau. Tai sveiki, mano klausimas visiems kandidatam. Tai kokiais matot Račkauskas savo kadencijos pabaigoje, ko jis skirsis nuo dabar ir koks yra tas galutinis variantas po jūsų kadencijos? Turbūt matau su daugiau paskaitų, su gal lektoriais iš mažeikių daugiau įdomių specialybių ir taip pat matau gimnaziją, kuri tiesiog labiau bendradarbiauja su pagrindinėmis mokyklomis. Bet tai nebus galutinė gimnazija, nes tiesiog kiekvienais metais kiekvienas prezidentas neša savo kažką į šią gimnaziją. Bet manau, kad gimnazija tik per metus tik keisis ir keisis. Ačiū. Man tai iš tikrųjų sunku žvelgti tokią tolimą ateitį. Nežinau, kaip čia bus, bet tvirtai manau, jog gimnazija bus tikrai, kaip pasakyti, tie šviesos namai iš tikrųjų. Ir visi mokiniai bus mandagus, nors ir dabar jau esame visi mandagus. Iš tikrųjų, išlaikyti tą tokį malonumą ir, aišku, bendradarbiauti su socialiniais partneriais, gal įgysime naujų kompetencijų. Taigi,
aš gimnaziją po savo kadenciją įsivaizduoju kaip su daugiau renginių, kurie įtrauktų ne tik mūsų mokyklos mokinius, bet ir iš kitų mokyklų. Taip pat gerą bendradarbiavimą tarp gimnazijų, nesvarbu ar Gabijos ar Viekšnių gimnazijos, nes vis dėlto visame rajone. Mažeikių rajone esant tik 3 gimnazijos. Ir toliau į ateitį negaliu labiau pažvelgti, nes tikrai nežinau, kaip su kiekvienais metais kyla vis naujų idėjų ir kiekviena idėja reikalauja daug pastangų ją įgyvendinti. Na tai atsižvelgiant į mano tikslus, pirma tai būtų sustipresnė mokinių savivalda ir šiuolaikiškesnių įvaizdžių visuomenėje. Visų pirma, aš nežvelgiu į ateitį, aš negaliu ateities matyti, aš galiu pasakyti, kad aš stengsiuosi po savo, pirmą reikia dar būti išrinktam, bet jeigu atsirastų toks stebuklas, kad mane mokiniai vis dėlto išrinktų, tai aš stengčiausi, kad po mano kadencijos mokiniai būtų laimingi. Nes jūs galite sakyti, kad mes organizuosime tą, bet svarbiausia, kad visas tas gimnazijos branduolys būtų laimingas. Tai aš manau, kad mes turim būti laimingi ir nesvarbu, ką mes darysim, tai nuo to ir priklausys, mano. Matau, kad mes ir perlinkome į 9 pamoką. Ar yra dar klausimų, kuriuos tikrai norėtume paklausyti? Sušaukite taip, jeigu yra. Taip. Turim užtektinai. Mes turime naują Gabijos gimnazijos prezidentę. Prašau pasveikinti. Šūkis mano buvo, tegul Račkauskas šypsosi. Aš vėlgi paminėsiu, gal nesakys to paties viso, bet paminėsiu, kad tą šūkį gali suprasti kiekvienas skirtingai. Kiekvienam mums Račkauskas yra vis kitas dalykas. Mums svarbiausia, kad Račkauskas būtų laimingas, nesvarbu, kas tai yra, bet aš ir sakiau, kad stengsiuosi, kad račkauskiečiai būtų laimingi. Tai ir mano šūkiai yra atsispindytas, kad tegul Račkauskas šypsosi. Tai va, taip, nieko įspūdingo. Savo šūkį akcentavau atvirumą ir atvirumą pokyčiams, kurie mus sujungtų, suburtų bendruomenę. Tai apie pokyčius turiu omeny mokinių savivaldos, šiek tiek reorganizavimo, kaip Edgaras sako. Na tai turbūt atvira pokyčiams. Atvira pokyčiams mokykla, atvira visuomenė. Tai mano šūkis buvo, kurkime bendruomenę, kurioje galime augti. Tai iš tikrųjų jis kilo nuo to, kad pirmiausia, iš tikrųjų rašiausi idėjas, ką aš noriu pasiūlyti gimnazijai. Ir man tiesiog viena labai stipri idėja buvo su paskaitom, nes tiesiog žinau, kokį poveikį jos gali turėti. Ir manau, kad tiesiog iš tos idėjos išėjo tai, kad tiesiog tai pagalvojau, žmogus, kuris auga kaip asmenybė, kuris turi progą augti kaip asmenybė, tiesiog jo ir pažymiai gerėja ir jis tampa atsakingas visuomeniai. Tai tiesiog su ta mintim išėjo, kad iš tikrųjų norėjau kurti gimnaziją, kurioje galėtume visi augti. Mano šūkis, tegul drąsios svajonės veda mus pirmin, o nuveikti darbai suteikia pasitikėjimo. Tai reiškia, jog svarbu nebijoti ir atsakingai bei ryžtingai siekti svajonių išsipildymo ir tegul idėjos virsta realybė. Mano šūkis yra, kartu mes galime pasiekti daugiau. Manau, mano šūkį nelabai reikia komentuoti, nes vienas žmogus negali pasiekti aukštumų, o dirbdamas kartu jis gali pasiekti dar daugiau negu aukštumų. Paklausti. Greitas klausimas, Tai gal iš tikrųjų jau pamiršot, bet daug kas kalbėjo, 2 tokie pastebėjimai, kurie man užkliuvo galbūt. Pirma, kalbant apie bendradarbiavimą su kitomis mokyklomis, tačiau peikiat politechnikos mokyklą, kad neprestižas ten mokytis.
paklausti, tai Edgaro, sakai, kad prezidentas turi būti lygus su visais. Tai kam tada valstybei reikia prezidento? Ne, čia Edgarui klausimas. Čia buvo Aš tai mano tokia idėja yra, kad kiekvienas mokinys galėtų į prezidentą kreiptis kaip lygus su lygiu ir ten reikėtų, o jūs labą dieną, kaip čia jums sekė. Kažkaip taip, kad būtų lygiai, tokia dermė tarpusai būtų išlaikyti iš tikrųjų, kad nebūtų labai aukšto lygio, o čia apie valstybės prezidentus visai kitą kalbą, kaip man taip atrodo. Aš norėjau paklausti, Gintarai, ar tu jautiesi viršesnis už visus kariais prezidentas? Ką aš turėčiau būti viršesnis? Tai aš taip irgi manau, kad... Viršuose turėtume daugiau atsakomybės. Tai va, aš taip irgi manau, kad čia, ta prasme, mes visi esame lygus, tiesiog prezidentas turi daugiau atsakomybės ir tiek. Ačiū. Galbūt kitas klausimas. Sveiki, užduosiu dar vieną klausimą, jis truputėlį gal ilgesnis ir kitoks. Jūs daug kalbėjote apie renginių organizavimą, labai smagu renginiai. Na, asmeniškai atsibodo klausytis apie renginius, tai užduosiu klausimą iš kitos pusės. Tai, kaip žinote, mokyklos pagrindinė paskirtis yra mokymasis. Kaip jūs su savo mokinių taryba prisidėsite prie mokymas proceso, jeigu prisidėsite? Kaip prisidėsite prie to, kad mokiniai siektų aukštesnių rezultatų ir kuo didesnė mokinių dalis turėtų aukštesnius pažymus ar mokytus ar panašiai? Jeigu prisidėsite, tai kaip? Jeigu neprisidėsite, tai kodėl ne? Tai mano viena pagrindinė mintis buvo ta, tiesiog aš sakau iš asmeninės patirties, kad kai tu labai daug matai, labai daug klausai paskaitų, tiesiog pradedi augti kaip asmenybė, tiesiog automatiškai tavo pažymiai gerėja, nes tu supranti, ko tau reikia ir pradedi tiesiog labai žymiai daugiau ruoštis, mokytis ir tiesiog atsiranda ta motyvacija. Tai mano idėja buvo tiesiog daugiau lektorių, kurie sugebėtų žmonės auginti kaip asmenybės, tiesiog perteiktų tą gyvą, įdomų santykį. Ir tada tiesiog žmogus iš tikrųjų pradeda augti kaip asmenybė ir to pažymiai tikrai pradeda kilti. Paminėsiu, jog yra tokia viena opi problema, jog yra tas mūsų tamo dienynas ir yra šonės skilis, jog yra atsiskaitomieji darbai. Ir ten visi mokytojai privalo žymėti, kontrolinis, savarankiškas. Ir iš tikrųjų dažnai kyla ginčai tarp mokytojų ir mokinių, kad paprasčiausias pavyzdys. Mokytojai pasakė prieš mėnesį, kad rašysim kontrolinį, bet kitas mokytojas pasakė prieš 2 savaitės, kad mes rašysim kontrolinį ir apie tą pirmąjį užmiršo ir kaip ateina žiūri, mes rašom 2 kontrolinius ir vienas mokytojas yra įvedęs, o kitas ne. Tai aš sieksiu, kad būtų tie langeliai užpildyti ir dar sieksiu, kad mokykloje būtų kviečiami motyvatoriai bei asmens tobulėjimo treneriai. Dėl tų kontrolinių aš tai nemanau, kad tai yra labai problema, sakau, iš patirties esu rašęs 2-3 kontrolinius per dieną ir 11 klasėje, kai visi yra išsimėtę, tiesiog mokytojai tikrai nemanau, kad visada yra galimybė suderinti su visais, nes visi eina į skirtingas grupės ir manau, kad tikrai yra beveik neįmanoma suderinti, kad būtinai, kad rašo klasė ir gali gal 5 žmonės rašyti kitą kontrolinį. Tai tiesiog bet tai vis tiek tas susideda. Nėra visada įmanoma. Bet ir ateitytas nebus įmanoma. Čia dažniausiai dėl to kyla ginčiai, kurios man nemalonu stebėti iš tikrųjų, nes yra ir mokytojas puolamas ir paskui atsiranda tokie, kaip pasakyti, ginčiai atsiranda. Nemalonu yra stebėti, kad būtų viskas pagal taisyklę. Aš pritariu tiek Dovydui, tiek Edgarui dėl motyvacinių paskaitų, kurias vestų lektoriai. Šiaip galėtų būti gimnazijų tokios motyvacinės, kaip ir kokia latėlė, kad pasiskaitęs, tu galėtum tau ateit tokia kaip motyvacija, kad būtų kažkaip vieną pamoką motyvuoti. Ačiū.
atsakymą, tai manau, kad tai būtų susijęs su mokslu, nes kai tu organizuoji mainus arba tu juose dalyvauji, tu bet kokiu atveju turi domėtis apie kitą šalį, domėtis apie tai, kokį projektą tu darai ir tai tiesiog būtų susijęs su mokslu. Toks yra atsakymas. Ja, tie motivational speakeriai gali ir padėti iš tikrųjų, kurie kalba, ką jie nuveikia, bet šitoje situacijoje, aš manau, kiekvienas žmogus turi savo pasirinkimą, kaip jisai mokosi. Ir aš nelabai turiu supratimo, ar jam gali paveikti kažkokie tai renginiai, ar žmogus kažką pasakęs, nes nuo pačio žmogaus priklauso, kaip jisai mokysis ir jisai pats stato savo ateitį. Bet ir užtat gali būti, kad būna taip, kaip žmogui padeda pasirinkti, kuom jisai gali būti. Bet labai sunku, kai žmogų priverčia ir motyvuoja mokytis. Turbūt, aš nemanau, kad prezidentas atlieka visą darbą, bet tiesiog aš tikrai žadu prisidėti, nes tiesiog prieš tai buvau susikoncentravęs į kitas veiklas, bet tapęs prezidentu tiesiog prisidėsiu prie kitų renginių, taip pat ir prie Skulpesto, nes bendradarbiausiu su mokinių taryba, tai tikrai esu pasiryžęs prisidėti tiek, kaip negalėsiu. Ačiū Gintarė ir Dovydui ir nieko nelaukdami, Ieva, prašau. Aš greitai papildysiu Gintarės klausimą, nes aš iš tiesų to paties norėjau paklausti. Ir man labai keista, kad du kandidatai, tai yra Edvardas ir Dovydas, iš karto pretenduojat į prezidentus, bet nesat buvę taryboje ir panašiai, ir aš jūsų renginiuose nesu mačius. Tarkim, daugumoje renginiuose nesu mačius, kad jūs juos organizuotumėt ir panašiai. Tai ar jums neužtektų, nebūtų užtekę ateiti į tarybą ir ten daryti pertvarkymus taryboje, negu kad iš karto užsigrobti prezidento postą ir tiesiog bandyti kažką daryti? Tiesiog jums būtų užtekę ateiti į tarybą ir kažką daryti. Klausimas būtent šiem dviem kandidatam. Turbūt tiesiog nesijaučiau pakankamai subrendęs, kad eičiau tai ir tiesiog iš tikrųjų einu. Tiesiog man reikia daug laiko ir tiesiog liko paskutiniai metai man ir aš noriu tiesiog kaip žmogus, man gimnazija labai daug davė, tai noriu kažką palikti jai po savęs ir tiesiog kažką palikti jai po savęs. Aš visiškai sutinku su Ievos pasakymu ir aš sutinku, kad tai yra tikrai didelė mano silpnybė. Bet aš kandidatuoju prezidento postą ir aš nesu kaip vienas asmuo, aš turiu už savęs komandą. Ir jie turi tos patirties dirbant su mokinių tarybos, su mokinių savivalda. Taip pat aš artimai bendrauju su Mykolo Biržiškos mokinių prezidentu, tos mokyklos mokinių savivalda garsėja kaip viena iš aktyviausių ir stipriausių mokinių savivaldų. Todėl, esant reikalui, iškilus klausimą, aš galėčiau su juo drąsiai konsultuotis ir visgi manau, kad prezidentas laisvai turėtų jaustis bendradarbiaujant su mokinių tarybos pirmininku, o mokinių tarybos pirmininkas turėtų būti, mano manymu, pirmokas antrokas, nes dėl to, kad jis įneš gimnazijai ateičiai tiesiog. Aš dar šiek tiek padiskutuosiu. Man, viską supratau, ką norėjai pasakyti, bet man šiek tiek juokinga, kad, tu remiesi kita mokykla, kai tu nežinai, kaip tavo mokykla veikia, tavo bendruomenė, tavo taryba ir taip toliau. Tai šiek tiek, man neaišku. Tai aš galėčiau oponuoti buvusiai mokinių tarybos pirmininkai tame, kad prezidento institucija tuo yra žavi, kad tu gali būti nebuvęs mokinių taryboje, nebuvęs seniūnu, bet, prasme, jeigu tu gauni bendruomenės pasitikėjimą, tu tiesiai gali varyti į patį viršų. Tau nereikia visko žinoti, kad tu būtum ten idealus prezidentas. Tau tai reikia pirmiausia, idėjos, turi savo komandą, turi viziją ir tu gali įgyventi viską, ko tu sieki. Aš pats jau prezidentus nieką nenutraukdamas, ką aš neveikiau. Iš tikrųjų mes savo komandos turime visai gerą dalyką. Ir
sakau, mokinių taryba nėra ta terpė, kad ateini, išmoksi ir tada keliauji į prezidentus. Jeigu yra mokinių tarybos narių ir Gabi, ir Raškausi, kur nieko neveikia iš esmės, kurie sėdi ir didžiuosis, kad esame mokinių tarybos nariai. Tai norėčiau oponuoti buvusiai mokinių tarybos pirmininkai, kad būtina būti mokinių tarybos nariu, kad tu būtum geras prezidentas. Aš nesakiau, kad tai būtina, bet tai yra didelis pliusas. Tai tu žinai. Bet tai jūs labai čia oponuojate, jiems jie atsakė savo klausimą, nemanau, kad čia turėtų dar būti diskusija. Aš tada atsakyti. Man kilo mintis apie mokinių tarybos stiprinimą, nes jeigu vidury metų pasikeičia mokinių tarybos pirmininkas, reiškia kažkas yra netinkama. Ir jeigu tie pasikeitimai matome akivaizdžiai visoje mokykloje ir jie yra kalbami viešai, tai turbūt akivaizdžiai ten kažkas yra blogai. Puikus sprendimas išvystyti tokią temą ir galbūt yra kitokios tematikos klausimų, kurios norėtų užduoti. Matau. Taigi, galiu pasakyti, jog klausimai iš tiesų galbūt ir baigėsi, bet tikrai ne visi, nes žinau, kad tų klausimų visą laiką bus ir iki trečiadienio, iki ketvirtadienio jūs tai galite daryti. Ir dabar viskas eina į pabaigą ir galbūt kandidatai norės pasakyti tai, ko dar per šiandien norėjote išgirsti ir pakomentuoti, bet negalėjote pasakyti, nes tokio klausimo nebuvo, tai yra kažką pamiršote. Tai galbūt dar trumpo pastebėjimo. Nei klausimų, nei atsakymų turiu, aš pirmą visą renginį didžiavaus mūsų operatorę, kuri įamžino šį renginį. Tai padėkoti jai. Taip, o taip tai nieko. Visi klausimai buvo protingi, atsakymai protingi. Kolegos protingi, viskas, manau, praėjo puikiai. Aš norėčiau padėkoti visiems čia susirinkusiems, visiems kolegams, kurie čia dabar sėdėjo ir atsakinėjo klausimus. Ir tikiuosi, kad nesvarbu, kuris iš mūsų taps prezidentu. Norėčiau, kad mes liktume komandai ir mes dirbtume mokyklos ir gimnazijos labui. Tai aš irgi iš tikrųjų norėjau paminėti, kad nesvarbu, kuris bus išrinktas, bet ką norėčiau tikrai paskatinti daryti, tai balsuoti, nes iš tikrųjų manau, kad reikia ugdyti tą savo pilietinę pareigą, eiti ir išreikšti savo nuomonę. Nesvarbu už ką, bet jūs balsuokit, nes tiesiog po to taip gaunasi, kad išrenkamas ne tas prezidentas, kuris po to sako, turėjo būti išrinktas, tai bent jau būkim pilietiški ir atlikim tą savo pilietinę pareigą. Pritariu ir Dovydui, ir Edvardui. Ir iš tikrųjų norėčiau visiems padėkoti. Iš tikrųjų per šios metus dar nesibaigusius dalyvavau ir inicijavau daug konkursų, kur nešėme gimnazijos vardą. Tai labai norėčiau padėkoti, kas dalinatės, kas balsavote, kas prisidėjote iš tikrųjų. Ir taip pat norėčiau padėkoti visiems, kas šiandien susirinkote, nes esate labai patriotiški, pasiduokite savo. Aš tik norėčiau padėkoti visiems čia susirinkusiems, kad paukojat savo laiką išklausyti mums ir užduoti klausimus. Tai dėkoju jums labai už tai. Tai tiek. Manau, lauks labai jūsų balsavimų. Jūs esate čia ir jūs esate čia ir ten kiek yra daug negu kamerų. Gerai. Žinau, kad tas laikotarpis yra nelengvas ir daug reikalaujantis, tad galiu palinkėti visiems sėkmės. Tiems, kuriems reikės spręsti, už ką balsuoti, ir tiems, kuriems reikės laukti iki ketvirtadienio vakaro ar popietės, kurį čia iš mūsų išrinko. Ir tiesiog kviečiu visus ketvirtadienį į rinkimus ir linkiu visiems sėkmės. Ačiū, kad